aš turiu Šiaurės Amerikos indėnų plunksnų apdangalą, tai nereiškia, kad aš esu Šiaurės Amerikos indėnas. Tai, kad aš groju Šiaurės Amerikos indėnų fleita, tai vis dar nereiškia, kad aš esu Šiaurės Amerikos indėnas. Tai, kad aš turiu rėminį būgną, kokius naudoja ir Šiaurės Amerikos indėnai, tai nereiškia, kad aš esu Šiaurės Amerikos indėnas. Ir tai, kad aš moku groti didžridu, tai nereiškia, kad aš esu Australijos aborigenas. Aš galiu atrodyti kaip Šiaurės Amerikos indėnas, aš galiu groti instrumentu kaip Australijos aborigenas ir nebūti nei vienu, nei kitu. Grinai tas pats dalykas yra ir apie šamanizmą. Tam, kad būti šamanu, tu turi būti toje tradicijoje gimęs, užaugęs, tai turi būti tavo tapatybės dalis. Šamanai tai yra tokie biškeliai iš šono paėję. Taip kaip mūsų pasakos yra pasakoma apie moteris, kuri gyveno miške, greičiausiai netgi pelkėje, namelyje ant vištos kojelės, taip kažkur tai taliai iš šoną paėjusi. Tai vat tas pats dalykas yra ir apie šamanus. Tos moterys, kurios gyvena trobelėse ant vištos kojelės, vadinamos raganomis, jos buvo kitokios, jos erzinosi nuo paprastų žemietiškų dalykų, jas užknisdo, dėl to jos pasitraukė kažkur ten toliau. Ir jos gyvena ten savo. Šamanai yra grinai tas pats, jų nedomina šito pasaulio prabanga, auksas, blizgantis dalykai, nes jie yra visai kame kitame. Jų šamanų pasaulis yra dvasinis. Jiems daug svarbiau yra etika, sąžinė, švarus ryšys su gamta, o ne verslas, ne marketingas ir juo labiau ne transatlantiniai skrydžiai tam, kad kažkur kažką tai pašamanauti Europoje. Jie tikrai tie, kurie myli gamtą, Amazonę, kurie gyvena ryšyje su visais tais džiunglių dalykais, nesės į lėktuvą ir neterš Atlanto vandenyno tam, kad atskristi čia į Europą ir papasakoti žmonėms apie šamanizmą trumpai, nes, kaip ir minėjau, tai yra kelias ilgas, kuriuom tu eini ir tu tampi. Tu esi. Tu negali būti biški šamanas ir biški ne šamanas. Tu negali būti biški šamanas, bet tada grįžti į savo šalį ir tada po pusės metų sakyti, oi, žinai, jau pasibaigė šamanizmo burtai, reikia pasipildyti, todėl vėl skrendu tenais. Nes šamanai moka pasipildyti iš gamtos, ypač jeigu jie gyvena gamtoje, jie būna visą laiką ryšyje su jie. Jiems nereikia kažkokių tai ten papildomų dalykų ir ypač tų dalykų, kurie vadinasi pinigais, nes viską, ko jiems reikia, tai yra jų sapnų, jų tylos, ramybės aplinkoje ir ryšio su gamta ir su savimi, su savo sąžine. Kitas dalykas, kas liečia Arno ir Skirmanto laidos, kad kai kurie žmonės sako, kad jūs turite pabandyti, kad suprasti, apie ką eina kalba. Tai aš nemanau, kad Arno ir Skirmanto reikia pabandyti. Todėl jie nekalba apie poveikį, jie kalba apie adekvatumą, kaip tos medžiagos yra į kairę ir dešinę dalinamos. Ir taip yra daug žmonių, kurie tvirtins, kad tai yra labai, labai galinga medicina ir aš neprieštarauju tam. Ir abejoju, ar jie prieštarauja tam. Nes niekur neišgirdau, kad jie sakytų, kad tai yra blogis. Jie sako, tai yra tų šalių tradicija, tų tautų tradicija. Ten, kur tai yra daroma šimtmečius, todėl greičiausiai jie gali tai daryti. Šiaip tai yra daug visokiausių dalykų, tradicijų. Ir kai kurios turbūt nelabai yra smagios. Pavyzdžiui, kaip įkišti ranką ten į skruzdėlių kažkokį tai lizdą ir iškęsti skausmą. Kažkodėl tai šitos šamaninės praktikos niekas į Europą neatveža. Bet vėlgi, grįžtant prie tos temos. Skalpelis irgi yra nuostabus instrumentas. Su skalpeliu yra daroma širdies persėdimo operacijos, apendicitai išoperuojami, netgi tam tikrai kiti organai pjaustomi, kad juos būtų galima susiūti.
Bet ar gali kiekvienas, kas susimano, pasimti skalpelį ir pradėti su juo lakstyti ir mojuoti, sakyti, aš žinau, kaip su juo elgtis, leisk man tenais po to vidų pasižvalgyti. Ne, todėl, kad tam reikėjo išminties, žinių ir daug visokiausių kitų dalykų. Aplinkos, gydančios, labai švarios, kad visa tai įvyktų viskas teisingai ir tvarkingai, o ne belekas. Tai tas pats dalykas, kas liečia visų tų šamaninių apeigų, tai gali daryti tik tie, kurie gyvena tuo, kurie tiki tuo visų menu. Kitas dalykas, ar iš tikrųjų tai labai jau veikia ir tinka visiems? Man teko dirbti su žmogum iš Peru, kai iš jo paklausiau apie aivaską, jis pasakė, tu vienas iš tų, kurie tiki to, pas mus kitoks požiūris į tai. Tai grinai tas pats dalykas, ir užveda ant klausimų. Tiesiog eikit paguglinkite apie ekonominį gerbuvį tų šalių. Peru, Brazilijos, Meksikos. Pažiūrėkite, kiek ten daug sergančių ir sveikų, kiek daug ten yra tų visas tas medžiagas vartojančių. Ir jūs suprasite, kad kažkodėl tai, kai vakariečiai atsibogina, ten visą laiką yra vietos, nors tos šalis yra labai daug milijonų žmonių turinčios, bet kažkodėl ten nėra tokių užsipildžiusių eilių. Todėl gali būti, kad vietiniai nelabai jau vartoja visą tai, nes žino, kas gali nutikti ir jie nenori pasiekmių. Ir kas yra skaitę Karlos Kastanedos knygas, tai žino, kaip Donas Juanas atsakė, kad šamanizmas nėra kiekvienam. Tai jėga pasirenka, ką įsileista, o ką ne. Ir kai kiekvienas, kas turi pinigų, atlekia ir sako, aš noriu tos patirties, tai tikrai šamanai pasakys tokiems žmonėms, ne, nes tai niekados nėra kažkokia tai ten filosofinė arba patirminė atrakcija. Ir jeigu jūs pasigūglinsite, jeigu pažiūrėsite YouTube'ą, tos pačius dalykus, jūs atrasite labai daug šamanų iš tų šalių pasisakančių prieš tai, kas yra daroma, kokie ten cirkas daromas iš jų tradicijų ir papročių. Tas pats dalykas, kaip atvažiuoti į Lietuvą, sudalyvauti pas Lauritą Peleniūtę sutartinėse, o paskui parvykti į Braziliją ir sakyti, dabar aš pravesiu jums lietuviškų sutartinių dainavimą. Ir kas yra dalyvavęs kizombos šokiuose, tas žino, kaip stipriai Angolos žmonės bando išlaikyti tradiciją. Čia ir tik tais apie šokį kalba, apie paprastą šokį. Bet kizomba tai yra ne tik tais judesiai, tai yra ir elgesys, tai yra ir požiūris, tai yra ir maistas, ir draugiškumas, ir daug visokių dalių, apie kuriuos paprastai kizombos vakarėliuose Europoje nekalbama. Grinai tas pats dalykas yra su visom tom šamaniškom tradicijom. Ir kai į kairę, į dešinę yra visa tai daroma, nežinau. Ir tos pačios kampo. Tai yra daug informacijos apie labai labai neetišką tų varlių farmingą, kaip jas augina vien tam, kad nuo jų nugrandyti tuos visus gleivinius dalykus. Tos varlės visą tai gavo iš gamtos. Tai jų, tai priklauso joms. O ne kažkokiems žmonėms, kurie sako, žinai, aš noriu pabandyti, ką reiškia. Tai tie, kurie iš tikrųjų yra ryšyje su gamta, tie turbūt eina tą varlę susiranda, jos prašo leidimo gauti dalį tos visos gleivinės ir tada su pagarba neuskausmingai nukrapštė nuo tos varlės. Jie gauna tai. O kas čia atboginama, neaišku, nei kaip, nei kur, nei ką. Ten sėdi kažkokie tai, kurie iš tos visos šamaniškos tradicijos daro kažkokį tai gyvulių ūkį ir pinigus uždirbinėja visiškai nesiskaitydami nei su tomis augalais, nei tomis lianomis, nei su varlėmis.
Ir visa tai dėl to, kad mes vakariečiai galėtumėm pažaisti burtininkus, šamanus. Yra toks dalykas, nuo ko susirgai, tuo ir gydykis. Žinote tai? Ir aš tiksliai neprisimenu, kas yra pasakęs, bet turbūt jūs galėsite pasigūglinti ir atrasti. Bet yra toks nuostabus pasakymas, kad tu negali gydyti žmonių tol, kol jie neatsisakė to, kas juos sargdina. Tai kai pasižiūri į žmonės, kiek jie daug daro, kad justi neramybę, kiek jie daro, kad patirti nutukimą, nuovargį, perdegimą, jie save įvaro į visokiausius kampus, į situacijos, gręžia visaip kitaip save niekina, visai plaka, įtikinėdami, kad jie privalo, jiems reikia turėti automobilius, namus ir visokiausius kitokius pribumbasus. Tada jie save taip niekindami savo susikelia krūvą ligų, o tada ieško varlių arba visokiausių magiškų augalų, kad išgydyti tą ligą, kurią patys savo ir sukėlė. Ir ypač, kai žinai, kad žmonės ima paskolas, kad skristi į Peru ir iš ten grįžę galėtų tapti kažkuo tai nauju, o visa ta kelionė baigėsi psichiatrinėje ligoninėje. Teko bendrauti su žmonėmis, kurie grįžę iš Peru, varė pailsėti. Lietuviškoje psichiatrinėje, tradicinėje, su tradiciniais metodais. Tai va, brangieji, ką aš noriu pasakyti, aš nesu prieš šamanizmą, aš nesu prieš gamtos mediciną, bet tai kaip su ja dabar daroma. Ta pati joga yra kažkokia pornografija tapusi, visokiausio gandžio joga, vodka joga, tokia joga, noka joga. Tai tas pats dalykas vyksta ir su visom kitom tradicijom. Jeigu jūs nuvažiuojate į Peru, gyvenate metus su jais ir ten per metus išmokę daug visų dalykų, jūs būnate tose tradicijose. Ok, tai yra patirtis. Bet jeigu jūs įsivaizduojate, kad jūs ateisite čia, kažkur tai patirsite kažką kažkaip ir jau sakysite, wow, aš žinau, apie ką kalbu, come on. Neįmanoma tiesiog pasižiūrėjus ir panorėjus tapti pilotu. Sėdau už lėktuvo vairo ir nuskridau. Ne, tam reikia daug metų, žinojimo kas ir kaip. O mes čia kalbame apie žmogaus sąmonę. Apie daug sudėtingesnį dalyką negu lėktuvą. Ir visiškai neprisėmė atsakomybės, įsileidžiame save kažkokius tai žmonės, kurių mes nepažįstame. Jie ten naršo po mūsų visokiausius protus ir ten vėl nežino, ką daro, kaip daro, kiek yra tų visų moterų seksualiai išnaudotų ir taip toliau. Ir netgi ta pati Ieva apie tai pasakoja, kad tai nutiko ir jai Peru. Tai va, visas tas dalykas tiesiog parodo, kad tai yra stipriai gilesnis dalykas, negu paviršutiniška bendruomenė bando paimti. Tas pats dalykas apie grybų tų magiškų poveikį. Kaip daug kas sako, depresija gydo. Bet reikėtų užduoti klausimų tiem žmonėms, o jūs bandėte mesti rūkyti, pavyzdžiui, mesti svaigalus vartoti, savo miego režimą susireguliuoti, tada pradėti kažkokius tai praktikas su pozityviais požiūriais, nutraukti toksiškus santykius, neiti į darbus, kuriuose jaučiatės blogai, susirasti kažką tai to, kas jums teikia gražius, fainus jausmus. Ne, nebandėte prieš puldami valgyti grybus nuo depresijos. Aš suprantu, kad tai yra sunku, sudėtinga keisti visą gyvenimą, bet čia ir yra tas šamanizmas. Suprasti priežastį, kodėl tai vyksta, tada šalinti tą priežastį. Ir jeigu po didžiulių pastangų vis tiek nėra jokių realių rezultatų, tada galbūt tu keliauji pas tą šamaną mokytis tam, kad išgyventi, o ne tam, kad paprikolinti, gerai laiką praleisti, tada grįžus į Lietuvą, užsimti visokiausiam tenais
veiklom, apgaunėjant žmonės, pardavinėjant jiems nereikalingus daiktus arba paslaugas tam, kad susirinkti lėšų, kad skristi per visą Atlanto vandenyną, tam, kad patirti kažkokių tai ten įdomių patirčių ir pasakyti, kad aš einu šamanizmo keliu. Come on! Nesityčiokit iš šamanizmo, nesityčiokit iš jėgos augalų, vat jos taip tokių kažkokių primityvių variantų pateikiančių. Ir kitas dalykas, reikia nepamiršti, kad šamanai visą laiką yra susijungę su aplinka. Ypač jie labai stipriai vertina savo laisvę ir savo vardą. Nedaug tai reikia, kad Lietuvoje su tais visais šamaniškais reikalais papulti už grotų. Ir ten bus jau daug visokių tokių visai nešamaniškų žmonių, tokių nesavotiškų velnių, su kuriais bus daug visokių nesmagių reikalų. Vien dėl to, kad tu galvoji, kad čia apeisi sistemą, kažkokią laimę atrasi ar dar kažką tai. Šamanai tai supranta, jie įsistudijuoja aplinkai, kurią jie eina ir kur savo nosį kiša. Tai tie, kurie tiesiog galvoja, kad čia taip 1-2 ir aš pridarysiu reikalų ir nieko nebus atsakingas už tai, kas vyksta, tie turi labai daug įdomių iliuzijų. Nes žinote, šamanai irgi žino, kas yra karma, kas yra veiksmas, pasekmė. Rezultatas už padarytus dalykus, už melą, už apgaulę, už sujauktus visokiausius finansinius dalykus, už įtikinėjimą pasimti paskolų tam, kad čakros pradėtų zvimti angeliškų balsų. Visa tai yra gražus performansas, dėja, bet tas problemas, kurias mes patys sukuriame, mes patys turime ir išspręsti, dėja, nekraunant visos tos atsakomybės ant augalų. O dabar aš čia nesąmonės darau, o jūs, brangieji augaliukai, aš jums sumokėjau, jau padarykit tą visą šūdiną darbą, kurį aš daryti nenoriu. Aš tiesiog tingiu. Aš tik noriu išgerti, pavemti, patriesti ir voila. Viskas ok. Aš vėl su švaria sąžine. Tada aš einu, darau savo purvinus reikalus, o paskui vėl jūs išnaudoju tam, kad susitvarkyti su savo emocijomis. Tai va, čia mano požiūris, jis aišku net privalo būti kažkoks tai ten taisyklingas ir teisingas. Kiekvienas gyvena savaip, taip kaip jis nori, taip jam atrodo teisingiausia. Ir aišku, jūs turite pasirinkimus daryti visokiausius, kokius tik tais jūs norite. O aš tik tais noriu padėkoti Arnui ir Skirmantui už tai, kad jie daro tokias publikacijas ir bent jau provokuoja visą tai į diskusijas. Ir bus turbūt labai smagu pamatyti vieną dieną gražią tokią diskusiją tarp tradicinių daktarų, psichiatrų, visokiausių ir tavo šamanistinę poziciją, kuri ten ateis ir pateiks visokiausius tos tyrimus, statistikas, ne iš lempos, o tas tokias oficialias. Ir tada turėsime kažkokias tai įžvalgas gilias. Kaip sakoma, kiekviena diskusija veda prie išminties. Smagu, kad tai vyksta, ne? Belieka tik tais pasidžiaugti, kad mes esame tie, kurie diskutuoti sugebame, ypač kai mes pastoviai šnekame apie kitokias nuomonės ir kad visi turi teisę į ją. Tai va. Iki.